Sveiki, noriu pasidalinti su jumis vieną savo istoriją, kuri turi savyje patirties ir pamokos, kuri galėtų jums taupyti tiek laiko, tiek nervų, tiek pinigų. Taigi, aš išvykdamas visą laiką rūpinosi savo kaimynais ir savo namais. Tai reiškia, aš išjungiu tiek vandenį savo bute, tiek išjungiu visus elektros įtaisus, kad neįvyktų jokių trumpų susijungimų ir neįvyktų galimybės gaisrui. Tačiau šį kartą nutiko visiškai kitaip. Išvažiuojant, aš eilinį kartą išjungiau vandenį vonioje, tai reiškia, visam mano bute turėjo nelikti jokio vandens slėgio sistemoje. Tačiau po kelių dienų gaunu iš kaimynės žinutę, kad aš ją užpilinėju ir kad reikia man išjungti vandenį. Aš niekaip negaliu suprasti, kaip tai galėjo nutikti. Juk vanduo yra išjungtas, aš jį išjungiu išvažiuodamas. Taigi, per draugus pažįstamus sugebėjau atrasti savo raktus, kam Vilniuje buvau palikęs, ir žmonės įėjimo butą rado vonioje vandenį. Atsiuntė man video, aš akis išpūtė, žiūrgau, kaip taip įmanoma, gi aš esu vandenį išjungęs. Ir netgi jeigu jisai būtų neišjungtas, iš kur tas pratekėjimas, kodėl taip nutiko? Ir didžiausias, juokingiausias absurdas yra būtent tame, kad ta sistema, kuri turėjo apsaugoti mano kaimynus nuo užliejimo, būtent juos ir užlieja. Taigi, kas nutiko? O nutiko tai, kad mano skalbimo mašina turėjo tokį vandens filtrą, kuris turėjo apsaugoti ją nuo užkalkėjimo. Ir tas filtras turi tam tikras gumytės, kurios yra įsitempusios arba turbūt slėgio apkrautos, jos atlieka savo funkciją. O kadangi aš išjungiau, slėgis nukrito sistemą ir tos gumytės atsipalaidavo. O kadangi dar buvo ir kranas, kuris buvo nesandarus, pasirodo, ko aš nebuvau pastebėjęs anksčiau, dėl to po truputį sistemoje vandens patekimas vis tiek buvo ir prasidėjo vandens nutekėjimas. Būtent taip ir buvo užpilti mano kaimynai. Labai keista, ne? Išjungiau vandenį tam, kad apsaugot savo kaimynus, bet būtent dėl to, kad aš išjungiau vandenį, aš tos kaimynus ir užpyliau. Taigi, ką galima iš to dalyko išmokti? Visų pirma, turėkite draugų, kuriems galite palikti raktus, kai išvykstate ilgesniam laikui. Visų antra, pasitikrinkite, ar iš tikrųjų, kai uždarėte savo čiaupus visokiausios, kad tikrai vanduo neprateka, nes jeigu vis dėlto slėgis lieka, susidaro tokia iliuzinė mintis, kad jūs apsaugote savo kaimynus, o pasirodo ne. Kitas dalykas, tokia daugiau filosofinė pusė, nutinka būtent panašus dalykai ir su žmonėmis. Kai mes bandydami juos apsaugoti, nuimame nuo jų slėgį. Ir tas slėgio nuėmimas daro tokį šalutinį poveikį, kaip mažina jų atsparumą iššūkiams ir krūviams. Ir būtent dėl to jie kartais būna susilpnėję, ištežę, ir dėl to, kai jiems nutinka įvykiai ir mes nebūnam šalia, kad jiems padėti, jie nesusitvarko su situacija. Taigi, brangieji, ką norėjau pasakyti visu tuo, tai, kad man šita pamoka kainuos tam tikrą lėšų kiekį, nes teks remontuoti kaimynams sienas ir lūpas. Sekantis dalykas, supraskite, kad jūsų bandymas pasirūpinti visais gali atsisukti prieš jūs pačius. Būtent dėl to, kaip ir minėjau, kai jūs bandote visais pasirūpinti, viską užkraunate ant savęs ir nuimate slėgį nuo kitų, tie žmonės silpsna, tešta ir tada nebesusitvarko. Ir kas būna dėl to kaltas? Jūsų didžiulis noras jiems padėti. Tai vat, nedarykite meškos paslaugų, bet tuo pačiu pasirūpinkite savo namais ir kaimynais ir savo finansais, kad jie paskui neištekėtų taip, kaip tas vanduo iš tos vandens sistemos. Tai ką, teks išlaidauti. Būna ir taip, dėl patirties kartais tenka ir susimokėti.